Kai namas jau pastatytas, ateina laikas tvarkyti gerbūvį. Turbūt vienaip įsivaizduojate trinkeles, želdynus, augalus ar šiltnamį prieš keletą metų, o gyvenimas įnešė korekcijų, kad atsirado poreikis rasti vietos žaidimo aikštelį ar elektromobilio įkrovimo stotelį. Gyvenimas keičiasi, su pokyčiais mes turime susitaikyti, tačiau tikrai labai gerai pamėginti pagalvoti keliais žingsniais į priekį. Nes smulkmenų šioje srityje tikrai nėra. Kiekviena detalė yra svarbi, o kiekvienas sprendinys turi būti apgalvotas ir įvertintas. Galiu pasakyti, mano praktikoje yra vienintelė klaida, kad nieks nepagalvoja apie laistymą ir nieks neišsiveda vandens įvado ir gofros. Tai čia yra vienintelė klaida žmonių, kurie nepagalvoja. Tai statybo eigoje aš dažnai važiuoju, konsultuoju žmonės, prašau, kad išsivestų, pasiruoštų tuos darbus būtinus, kad nereikėtų po to mums gręžtis per sienas ir ardyti fasado, trinkelių. Kad ardymas ir griovimas brangus malonumas, net nesiginčysime. Naujų sprendimų įgyvendinimas turbūt bus dar brangesnis, tad ar verta švaistyti pinigus bei laiką. Tikrai reikia turėti planą, o geriausia būtų, kad turėtumėt iš apželdintojų planą, kaip jūsų ta vizija atrodytų ateityje. Nes tada mes jau irgi prisiderinam prie būsimo plano, ten, kur galima, ten atitraukiam visus purkštukus, daleiskim, būtų statoma ar pirtis, ar šiltnamis, ar ten gėlynai kažkokie nauji įrenginėjami. Pradžioje to dažniausiai nebūna, bet viską nusimatom į ateitį. Iš tikrųjų, tas tikras projektavimas turėtų prasidėti dar statant namą. Tada mes gerai galime apgalvoti funkcinės zonas, nes yra zonavimas vis tiek. Vaiko aikštelė, kaip ir minėjot, kad neatsirastų parkinge, tą patį parkingo zoną funkcionaliai ir ergonomiškai išdėstyti. Net dėl tos pačios žiemos, nors ir šiemet mes to sniego neturėjom, bet dažniausiai turim, kad nereikėtų paskui tą sniegą kažkur sandėlioti želdynę arba ant vėjos, nes tada laukia ir vėjos korekcijos pavasarį ir taip toliau. Tai tas pirminis toks dizainerio arba landšafto architekto apsilankymas turėtų dar būti jau statant namą, kai nėra kitų dangų. Nes tada ir trinkelės suprojektuojam, kad jų nebūtų per mažai, kad jų nebūtų per daug. Mes turim projektą, tai taip pat kaip ir receptas, ne? Tai yra eiliškumas, jeigu finansai leidžia, o mes žinom, kad dažniausiai iš tikrųjų tie finansai ir neleidžia iškart visko įgyvendyti, bet mes turim tikrą tokį planą, ne? Kurio mes turim laikytis, galim nesilaikyti, galim laikytis, bet kad nepridarytų klaidų, turim eiliškumą, turim augalų sąrašą, turim zonas ir paeiliui viską galima gyventyti. Šiais metais, tarkim, gali atsirasti tik tais trinkelis, kitais metais gali atsirasti pirtis, vaikų zona, galbūt poreikis bus, pakeltų lysvių sodo, šiltnamį irgi šiaip labai populiarėja, tos tendencijos grįžta. Nebūtinai mums viską daryti iš karto. Mes galim daryti viską paeiliui, tiesiog nepridarysim klaidų, kai turėsim nuoseklų planą. Mes laikomės tos tendencijos, kad geriau pasiūlyti paprastą paslaugą, galbūt tos vizualizacijos nėra aukščiausios kokybės, bet tikrai žmogui arba želdinimo meistrui jų pakanka ir taip. Ir šiai dienai tikrai tokiam vidutiniam sklypukui, sakykime, ta paslauga kainuoja vidurkis apie 300 eurų. Tai taip, tai tikrai ne tie pinigai, dėl kurių reikėtų vengti. Pasidarot, turit planą, neprisipirkat mugėse nereikalingų kažkokių augalų, nes taip yra, tikrai turiu draugę, kuri pastoviai man skambina po kiekvienos mugės, kur įkišti tą, kur įkišti aną, o jau žmogus neturi kur įkišti. Tai turit planelį, laikotės jo ir viskas. Pašnekovė sako, kad pastaruoju metu vis dažniau prašoma numatyti ir barbekių zoną kieme. O prie kepsnių puikiai tiks ridikėliai ir salotos iš vis labiau populiarėjančių šiltnamių, kuriuose šiuolaikiškas laistymo sistemas irgi verta įsirengti. Bet nuo skrandžio reikalų grįžkime prie estetikos. Mūsų arkliukas yra dekoratyvinis tokiem augalam, kurie šviečia iš apačios, kad pabrėžia grožį, tai prideda jaukumo. Geriausia kreiptis į profesionalą, kuris jau daro daugelį metų tai ir jis žino visų žmonių, ne to, kad žino visų žmonių, bet jie apsitarė, ko norėtų ir pagal jų norus parengia tuos planus. Tai vienareikšmiškai kreiptis į profesionalą. Yra, kas neprižiūri savo atlikto darbo, nebekelia ragelių. Mes stengiamės reaguoti greitai,
prižiūrėti prieš žiemą, pastovus paruošimai žiemai, išpūtimai vadinami, mes jau visada važiuojam. Ir saviem klientam ypač, jau aš skambinu, bet būna, kad prašo manęs ir svetimi. Tai stengiamės padėti visiems. O kai aplinka graži, tai žmogiškos baterijos tikrai puikiai įkraunamos radus tinkamą kontaktą su savo žeme.